Sveiki visi, alternatyvos mėgėjai, kolegos ir draugai. Nusprendžiau padaryti vieną video apie vėjo jėgainių menčių sraigtų gamybą. Bus pilnas turbūt video nuo A iki Z, kaip yra daroma mentės, visas sraigtas, žodžiu, nuo skardos gabalo iki pat išbalansavimo ir paruošimo dėjimo ant vėjo jėgainės. Na, pačio metalo gaila neturiu, bet įsivaizduokim, buvo kampu sulenktas metro 35 ir ant 25 toks kampas. Ir iš tų kampų, žodžiu, susibraižėm, susipjaustėm mentėm ruošinius. Kaip matot, jų nemažai. Čia yra po 1,30 m ilgis, 5 ruošiniai. Čia bus mano vėjo jėgainiai, 5 menčių sraigtui. Čia yra, žodžiu, čia gausis 2,70 sraigtas, ne 2,70, atsiprašau, 1,30 m, po 10, 2,80. 2,80. Čia gausis 2 sraigtai trimenčiai po 2,60. Po 2,60. Kaip matot, sieroj vienas kolegai. Ir ten dar vienas sraigtas irgi 2,80. Dar trūksta vieno komplekto, 2 komplektų. Vieno komplekto po 1,30 m ir naujam projektui bus metrinės, bet čia vėliau. Žodžiu, pasidarėm tokius ruošinius. Atsimatavom tokius, kaip čia dabar pasakyti, linijas. Čia lenksis stačiai kampukas. Vešiu atgal pas skardininką, kuris man sulenkė skardas, padarė, kaip sakant, pardavė. Aš atsižymėjau, nusibraižiau šablonus, įsipjausčiau ir dabar nuvešiu, kad man gražiai, kad nereiktų šito kantuko su plaktuku kažkur pasidėjus daužyti, kad su staklėm gražiai užlenktų vienodai. Tai žodžiu, visus ruošinius taip padarysim ir nuvešim. Čia turim nerūdijančio plieno vamzdeliai, diametro 22 berods, senelės storis 2,5 ir 2,5 yra šitie 3 pirmutiniai, šitie visi likusi 2,6. Nerūdijantis plienas, tikrai nepigus daiktas, bet užtat tvirtas, nerūdijantis, sulenkt, sulaužyti jį yra, nežinau kokios jėgos reikia. Čia bus dėsis į vidų, kaip sparnuotės lonžeronas bus. Kągi, toks video, daugiau nesiplėsiu, nes pirmiausia vešim, kaip sakiau, užlankstyt kampukus, paskui parsivešiu, tada pirmiausia į kiekvieną šabloną susitvirtinsim, susidėsim lonžeronus ir po to eiliškumo tvarka rodysiu, kaip kas darosi ir taip sakau, iki pat
iki pat uždėjimo ant vėjo jėgainės. Žodžiu, darysim visus iš eilės, darbo tikrai labai daug. Na, bet visų nerodysiu, bet parodysiu, kaip sakant, vieną mentę pilnumoj, kaip padaryti ir suprasit. Kągi, toks trumpas video, neįsiplečiam. Darbų turim daug, matot, motociklų privežta, ruošiam dažymam, darbų iki kaklo. Tai va, šiandien pusdienis buvo prieit prie vėjo jėgainių laisvesnis, tai priejau. Kągi, kol kas tiek, susitiksim antroj daly video.